Labas vakaras. Ai, diena. Šiandien labai gera diena pasitaikė. Minus gal 15. Labai aišku, čia neužsižaisim. Čia tik taip pavyzdinis parodymas, kaip gali dirbti džipai, kurie tam gal ir neskirti, bet jeigu nori, tai gali viską pasidaryti. Man dabar reikia pasidaryti aikštelę filmavimui. Tai dabar biškį tik tai pramagauju. Truputį tik tai prasistumdysiu. Va. Operatorius, jeigu gerai parodys, tai viskas bus gerai. O, gazo! Gazo! Nu, dar kartelį su šituo reikalu pabaigsim, pastatysim prie vieną džipą su pirma istorija. Tiesa, norėčiau pasakyti, kad bus 3 istorijos. 3 džipai, 3 istorijos. Gal pasiseks ką nors sudomint, kas tai. Oba! Kas tais yra džipas ir kas tas žiema ir kas tas yra gale. Nu va, paskutinis užvažiavimas, paskui pastatau prie seno savo gražuolio, kur dabar stovi, jeigu matot. O! Nu viskas. Dar kartelį pastatau. Manau, kad atvaliau normaliai gali praeiti ir pravažiuoti. Dar vienas džipas. Šituo keliu aš jo biškį nenoriu skandinti kol kas. Įpusnis nors važiuoja, tai irgi idealiai. Nu va, taip. Opa. Gražiai pastatam šalia. Va, viskas. Number 2. Dabar 3 džipą. Bandysiu atvažiuoti, parodyti. Ir gal nustebint, gal ne. Nežinau. Aš tai nustebęs, aš tai laimingas. Pagaliau pavyko praeiti ekspertizę, praeiti technikinę, gauti numerius ir dalyvauti eisme legaliai. Aišku, darbų dar daug nusimato, bet dabar pagrindas tai labai geras. Kūrėm, degam šviesas, važiuojam. Hau! Na, 2 VD, ne 4 dabar. Nes 4 čia ką žinau, ar čia reikia dar. Manau, kad nelabai. Jeigu reikės, taigi įjungsim. O, įtariu reikia. Na, neutralią čiurkšt. 4 VD. Ap. Ha, liuosai. Ha, 4 VD, tai įsivaizduoji, ką tai reiškia. Čiaukšt, žak, nu man kaifas. Hau! Nu, šakės kaip gerai. Eina, pekla. Šakš tik tai. Norėjau nekišt, bet nu čior s nim negaliu atsilaikyti. Au! Varom. Statom prie šitų 2, bet jau čia yra 3 istorija. Na,
Davai statom. Number 3. Ha. Taip. Nu šakės kaip gerai. Ir kaip kasdien taip ir kaifuoju, vyriukai. Ką jūs norit, besakykit. Tai va, sustatėm pagaliau 3 džipus. Va šitas va pirmas va modelis turi didžiausią istoriją ir seną istoriją, įdomiausią istoriją. Šitas va džipas turi irgi savo istoriją, gal mažesnė istorija, bet vis tiek. Va šitas va džipas dar naujas, jo istorijos nėra dar, bet jo prieš istoriją labai žiauriai gera. Ir jeigu ką, tai mes šituos visus reikalus apšnekėsim ir gal netgi biškį suryšim su motociklų tema, nes čia irgi toks surištas dalykas. Tai va, susimatysim, žiūrėkit ir bus labai įdomu, susitiksim.